fondo pozityvaus mąstymo autorė Gintarė Garuolė. Sveiki, dėkoju suteiktą žodį. Labai džiaugiuosi galėdama kalbėti šitą temą, nes šitą temą yra mano širdies tema. Ir pradėjusi vesti paskaitas apie minties galią ir apie tai, apie sąmoningą svajonę, iš tikrųjų jaučiuosi atradusi save. Ir užtat tapau lektorė tikrai labai džiaugiuosi, nes darbas tapo ne darbu, o hobis, kuris virto darbu. Ir šiais metais, Liepos mėnesį, oficialiai tapau rašytoja, po to, kai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo išleista šita mano knyga, kuri vadinasi Attract Your Dreams, A Dreamer Bride ir My Journey Toward the Dreams. Kaip lietuviškai? Lietuviškai lietuvių kalbą išvertus reiškia pritraukime savo svajones, svajotojo pradžiamokslis ir mano kelias svajonių išsipildymo link. Šita knyga tai tarsi Dievo dovana man 40-ojo gimtadienio proga, nes mintis parašyti šią knygą atėjo būtent per 40-ąjį gimtadienį, naktį ir su dideliu skausmu. Jaučiausi tarsi gimdydama, tarsi pagimdžius, kaip Audronė Ilgevičienė sakė, kad dvasinis kažkoks matymas, tai pas mane buvo dvasinis gimdymas šitos knygos. Ir šita knyga yra apie tai, būtent apie sąmoningo ir nesąmoningo skirtumą tarp sąmoningo ir nesąmoningo svajojimą ir apie minties galią. Ir aišku, joje yra galybė asmeninių pavyzdžių, tiek mano pažįstamų žmonių pavyzdžių, apie tai, kaip jie ėjo savo keliu link savo svajonių išsipildymų. Ir tai dauguma patarimai, kaip pasiekti savo svajonę ekologiškai, tai yra nepažeidžiant visatos dėsnių ir nekenkiant kitam, kad gauti tikrai norimą rezultatą. Taigi, pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, ką man asmeniškai reiškia sąmoningas svajojimas. Visų pirma, norint kažko pasiekti, reikia labai gerai žinoti, ko tu nori ir kodėl tu nori. Ir aš manau, kad sąmoningas svajojimas yra aktyviai, atkakli, kryptinga, įkvėpta veikla su kažkokiu tai numatytu tikslu, su kažkokia tai konkrečia svajonės vizija, su pilnu pasitikėjimu, tokiu tikėjimu, kad tau ta svajonė padės įgyvendinti pasąmonę su visatos pagalba. Turi būti begalinis tikėjimas ir aišku, įvairiausių technikų atlikimas, kad paveikti savo pasąmonę, kad gauti greitesnį, kaip aš sakiau, kokybiškesnį ir ekologišką rezultatą, kad nepakenkti nei savo, nei kitiem. Ir pirmiausia, svajodami turime galvoti tik apie save. Pamirškim pradžiai kitus žmonės, galvokime apie save, ko noriu aš, ko nori mano širdis. Ir mano manymu, sąmoningas svajojimas tai yra didelis darbas su savim. Visų pirma, su savo vidumi, su savo troškimais, su savo jausmais, su savo emocijomis, tai yra darbas su savimi, nes tu pats pirmiausia turi su savimi apsispręsti, kokiu širdžiu nori. O nesąmoningai svajojame mes ištisai. Tai tas yra toks neapibrėžtumas svajonė, noras, troškimas, kur tai riba, sunku pasakyti. Ir dabar yra paskaičiuota, kad per dieną mūsų aplanko, tai yra svajonė sudaro 1/3 mūsų dienos minčių turinio. Tai neturėkime manyti, kad keliais svajonės kažkokios ten kur kažkur laukia, ten kažkur tai debesėliuose. Bet tai yra mūsų norai, troškimai. Mes nuolat kažko norime. Tai nori valgyti, tai nori miegoti, tai su kažko susitikti, su kažką pamatyti, kažkur nukeliauti. Mes ištisai kažko taip norime. Ir tik tai bėda tame, kad tie mūsų norai dažnai yra mums nepastebimi, mes neatrandame tos sąsajos tarp priežasties, to, ką mes norėjome ir to, ką gavome. Ir mes galvom, ai, mūsų norai nesipildo, visi norai pildosi. Mūsų norai yra įsakymas visatai. Ir kaip tai keistai beatrodytų, bet visi norai pildosi, tik mes nemokame to pastebėti, nesuvedame priežasties ir pasekmės, ryšio tarp priežasties ir pasekmės, mes nepamatome. Kaip pavyzdį, labai žmonės taip mėgsta pavyzdžius, tai tokį trumpą pavyzdį norėčiau pasakyti gyvenimišką. Kaip mano draugė sako, palauk, sako, tai aš labai noriu automobilio. Tai kaip man dabar iš kur man kaip tą automobilį prisvajoti? Ir mes pradėjom su ją analizuoti, kaip čia sukonkretinti tą svajonę, kokio čia modelio norėtų, kokios spalvos ir panašiai. Ir staiga jis sako, palauk,
geresnės, neatsirakina, negu per keleivą. Ir sako, aš pasirodo įgavau. Bet kadangi jinai neįvardino tiesiai, ko nenori. Nebuvo jokių aiškių kriterijų. Jinai gavo tas, kas pakliuvo, kas patogiausia. Ir taip mums visiems atsitinka. Mes tikrai kažko norėjome, kažką gavome, bet neatrandame tos sąsajos, tos aiškios. Sako, mūsų svajonės nesipildo. Pildosi dalykai. Ir va šita knyga yra absoliučiai materialus įrodymas, kad ir mano svajonės pildosi. Tai materialus svajonės įsikūnimas, nes šitą knygą išleisti, man atrodo, kažkaip tai visiškai utopinė svajonė dar prieš metus. O pati atlikinėjau tas visas technikas, vizualizavau ir viską dariau, kad jinai kuo greičiau pasirodytų, šitam, kaip sakant, būtų išleista. Ir man iš tikrųjų pavyko ir tikrai labai stebuklingų būdų, tikrai lengvų ir stebuklingų būdų. Sąmoningas svajojimas tam yra, kad padėti savo. Kuo greičiau, kuo greičiau, čia labai šitoksai klausimas. O nesąmoningas svajojimas, tai tada, kada aš tiksliai nežinau, ko aš noriu. O jeigu žinau, tai neskubu kažkokiu tai daryti veiksmų. Malonumas nuo norėjimo proceso, noras norėti. Tai kada su svajonė yra nedirbama, kada paliekama viskas, kaip bus taip gerai. O sąmoningas svajojimas būtent padeda gauti mums kažkokius tai konkrečius rezultatus. Ir svarbiausia ekologiškai. Ta prasme, nes sėkmė turi būti ekologinė. Mes turime galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ir kaip aš pati priėjau prie to, žodžiu, kad kodėl aš apie tą minties galią pradėjau kalbėti. Nes aš 18 metų sukausi juvelyrikos versle, turėjau 6 metus savo restoraną, bet vieną dieną gyvenimo aukštyn kojom man apvertė jausmas, kad aš gyvenu ne pagal prigimtį ir nerealizuoju savęs kaip asmenybė. Ir apie tai man skaudžiai priminė sunki liga. Aš tikrai esu pasižiūrėjusi į akis nepagydomai, kaip vadinamai lygai. Ir tikrai buvo krizės ištikusios visose gyvenimo srityse, bet dabar tikrai galiu pasidžiaugti su sveika ir pakankamai sėkminga. Bet tik tai galiu padėkoti Dievui už suvokimą, kad visą tai aš susikūriau pati. Būtent savo mintimis, savo emocijomis, savo jausmais, savo būseną neįgiamą pastovę. Ir tik tai tada, kai atėjo suvokimas, kad mano sąmonė sukūrė mano tikrovę, aš tikrai pradėjau keistis ir pradėjau gydyti. Ne cheminiai vaistai man padėjo pasveikti, tikrai ne. O būtent, reiškia, savo suvokimas, kad aš pati susikūriau tokį gyvenimą. Uždavus klausimą, kodėl su manim taip atsitiko. Aš radau atsakymą vienintelį, aš pati kalta, atsakinga, tiksliau, nekalta, mes nesame kalti, mes esame atsakingi. O iki to laiko man norėjosi kalbinti visus aplinkui, tik tai ne save. Visi buvo kalti. Atsakingi. Taigi, jeigu mes gyvename ne pagal nuostatą, aš kuriu tikrovę, atsiranda aukos mąstymas. Ir kurį galime atpažinti pagal tai, kad aplinka kalta, visada tokia neteisinga, koks aš vargšas ir kodėl čia su manim taip atsitiko. Geroji tos nuostatos pusė, kad atsiras visą laiką pradėjų, kažkokių pagalbininkų, kurie paguos, padės ir kažkiek to pasveiks lengviau. O blogoji tos nuostatos pusė, kad tada su ta mintim, kad ne aš pats kuriu tikrovę, mes prarandame galimybę kurti. Ir tada problema, žiūrėk, vėl atsiranda, apeina ratu, atsiranda vėl ir vėl. Jau dabar kvantinės fizikos atradimai parodė, kad nėra atskiros vis nesusijusio pasaulio, su kuriuo mes kaip individai nesąveikautume. Ir tariamai išorinis pasaulis yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Tad norėdami pokyčių, mes turime keisti ne aplinką, ne žmonės, ne aplinkinius, o save, savo vidų, savo mintis, savo emocijas, savo įsitikinimus, savo vertybės ir galų gale net pasaulėžiūrą. Ir tai tikrai yra labai svarbu suvokti, kokia yra mintis iš tikrųjų galime, nes ne iš tikrųjų pirminė. Mes gyvename energetinėje visatoje, kur už atomų, molekulių, elektronų, vis panašiai subatominė lygmenyje viskas yra energija. Ir mes esame taip pat energija. Ir mūsų smegenys su kiekviena mintim pastoviai siunčia energiją. Reiškia, mūsų mintis yra energija. Ir jeigu ta minčių energija sutampa su tuo, apie ką mes svajojame, apie ką mes trokštame,
mes sukūrėme galingą magnetinę trauką. Ir mes iš tikrųjų traukiame į savo gyvenimus, apie ką galvojame. Mes nuolat tą darome, tik tai nesusimąstome, nes dauguma minčių yra nesąmoningos. O tuo labiau, kad dauguma minčių, 80% skaitoma minčių yra iš visos svetimos mintis, kurios kažkurio momentu gyvenime mes sutikome, kad jos dalyvaus mūsų gyvenime. Ir tikrai yra ta procesą, o labiau, kad tai yra minčių, mus aplanko per dieną, tai sako, iki 60 000. Tai tą procesą iš tikrųjų yra labai sunku sukontroliuoti. Nes žmonės, kai pasakai, kad 60 000 minčių, tai dabar galvoju, tai kaip čia dabar suvaldyti, kaip čia tą mintį kontroliuoti. Mums nereikia jos pulti, valdyti ir kontroliuoti. Mums svarbiausia yra pradėti stebėti, kokiomis akimis mes žiūrime gyvenimą, kokia mūsų pasaulėžiūra. Ar mes žiūrime optimistų akimis ir mes galvojame apie tai, ko mes norime, vietoj ko nenorime, ar mes žiūrime į pasaulį pesimistų akimis. Kokios mintis dominuoja? Kas mūsų galvoje vyrauja? Kokios mintis? Ar apie neigiamus dalykus, ar apie teigiamus? Kai aš susirgau ir kai atradau priežastį, supratau, kad aš ištisai galvoju apie neigiamus dalykus. Aš ištisai kalbėjau apie ligas, aš visiems skundžiausi, kokia aš vargšė, kokia aš kalbėjau. Ištisai su savim nešiojuosi tabletės. O kada atėjo suvokimas, kad aš pati susikūriau visą tai, man beliko tik išmesti tas tabletės ir padėti keisti savo gyvenimą. Aš supratau, kad cheminiai vaistai tikrai man nepadėjo išgydyti nei kūno, nei sielos. Ir tas gydymas, jeigu kažkas tai turi tą ligų ar kažkokių tai problemų, tai holistiškai reikia žiūrėti. Taigi, labai svarbu vis tik tai stebėti, kokios mintis dominuoja. O kad labai taip rimtai susikaupę, nesidėtume ir nekalbotume, kokios dabar pas mus tos mintis dominuoja, aš vis tik norėčiau papasakoti anekdotinę istoriją apie gėliuką. Ir aš dabar jos negaliu nepasakoti, nes aš tiesiog su tuo gėliuku sudariu sutartį ir visiems pasakoju ir vaikam ir visur. Ir negaliu, nes aš labai kaip įdomu, aš galiu šią valandą pasakoti teoriją, bet kai papasakoju tą anekdotinę istoriją, visi žmonės sako, dabar jau galime eiti namo, viskas aišku. Tai istorija yra tokia. Moteris iš viešų transportų važiuoja namo iš darbo. Visa nepatenkinta. Ir vėl neatsisės nėra kur. Ir aplinkui vėl girtuoklių prilipo. Ir kaip čia viskas girda. Prisimena viršininką, koksai bjaurybė. Ir vėl man atlyginimo neišmokėjo šiandien. Premijos neišmokėjo, viršvalandžius paliko dirbti. Kolegės, tai tikros karvės. Ištisai nuo ryto iki vakaro mane apkalbinėjo. Susikalbėti neįmanoma, pykstamės. Namo išvis geriau nevažiuoti. Vyras turbūt jau girtas miega ant sofos prie televizorius. Vaikai aiškiai iš viso į mokyklą turbūt nenuėjo ir pamokų neparuošė. Nors namo nevažiuoju. Sėdi angeliukas, ant tos moters peties, rašosi bloknotą viską. Ir sako taip graudžiai, viešpatie, kiek jinai viską tą patį gali užsakinėti. Bet jums suprantat, bet ir minties galia. Ir mes nesusimąstome, mes nesusimąstome, ką mes savo angeliukui nuolat diktuojame. Mano namų darbas jums visiems, pasisodinkite angeliuką ant savo peties. Bendraukite su juo, kalbėkite, stebėkite, ką jūs ten diktuojate. Kad po to nebūtų taip, žinot, kad yra užsakymas viešpačiui. Viešpatė, duok man nors kokią mažytę, mašinytę, nesvarbu, bet kokią. Prašau, neiškios valkės automobilis, ledaras. Viešpatė, nors trupučio pinigų, nors trupučio, taip trūksta. Prašau, toliai užteko, latams ne. Viešpatė, atostogas, nors kur nors bet kur. Nes taip pavargau, sulaužė koją, į ligoninę atsigulė, pavisėk, prašau, atostogos. Arba noriu būti, nors mažo, nors nesvarbu, kad tik tai savo. Prašau, vienam aukštį, vienam kambario būtas, kokias kiauras, kaimynai girtuokliai, ir tarakonai aplinkui. Prašau, suprantat, tai mes taip prašom, taip neatsakingai, bet visą tas, tiesiog taip yra. Noras įsakymas įsakė, nes viskas pildosi, suprantat, bet mes patys esame labai neatsakingi. Pikti. Kupini nuoskaudų ir panašiai. Mano laikas ir puikus. Aš tada noriu pabaigti savo pranešimą eilėraščiu, nes tai yra mano knygos eilėraštis apie svajonę. Svajonę aš turiu išmokti mylėti. Karštai, tyrai, su viso
visoms sieloms susilieti, plačiai, širdingai, atvirai. Aš noriu meilę dovanoti, visiems, visur, ne tik tai gauti, bet ir duoti, visa širdim, visų vidum. Mylėti taip, kad net pamirščiau, kas aš esu ir kur einu, bet prisiminus, kad suvokčiau, ko gyvenu, dėl ko esu. Mylėti aplink visus vienodai, be išlygų, be išimčių. Mylėti taip, kad neieškoti, nei sau nei naudos, nei dovanų. Mylėti gyvenimą man duotą, širdingai, atvirai, tyrai. Atsidėkot už sielą dovanotą, su meile pragyvent, ilgai. Dėkoju už tai.